Tai va, trumpas toksai pristatymas apie, pamastymus apie tai, kas vyks dabar su Marium ir tai va, komentaras būtų, aš paleisiu gal trumpą video tiesiog, ta prasme tas va, nuo 4 minutės trumpą ir viskas, aš paskui sumontuosiu. Jo, ten 10 sekundžių paleisiu ten patį faktą. Jo. Jūs negalite atsakyti klausimus. Jeigu norite susipažinti su atvesdinimu, aš jums galiu pateikti dokumentą. Jūs neturit dokumentų, jokių. Teismo paskirtas atvesdinimas. Jūs neturit. Žiūrėk, jie mane nuotrauką lygina, aš turiu unikalią padėtį, niekas kitas negali būti manimi. Jūs skiriat gyvą daiktą nuo kažkokių... Nuotraukėlių. Čia yra teisės viršenybė. Patvirtinta yra štampai, parašai kažkieno. Stop, čia yra. Aš negaliu skaityti dėl to, kad naujos kalba lotynų vadinama parašyta, didžiosios raidės, nelietuvių gramatika. Gerai, žiūrėkit, tamsta, jeigu jūs nevykdote aš netamsta. Pareigūnų reikalavimų, Jūs ne policijos pareigūnai. Prieš jūs panaudosim fizinę jėgą, Jūs ne policijos priemonės. Ar jūs suprantat mane? Jūs ne policijos pareigūnai. Ką aš pasakiau? Jūs sakau, fiduciarinis įsipareigojimas pas tavį yra parašyta. Priesaika man parodė, priesaika parodė policijos. Priesaiką aš daviau Lietuvos valstybei. Lietuvos valstybei? Aš daugiau su jumis nediskutuosiu, gerai? Eikit, Marius. Tai vat buvo pateiktas asmens kodas, aišku, bendravimas yra labai hitras, vienas šaukia, ta prasme, kitas atsistojęs civiliokas kyšo ofertas, šalimais atsistojęs matosi, kad nelabai, ta prasme, tas, kad balsą dažniausiai kelia, tas ten parodo savo bando rodyti savo galę, nors, kuo mažiau smegenų, tuo didesnė gerklė, tai matosi, kad tas stovintis su civiliais drabužiais ir ko gero kažkokius kitokius įgaliojimus turintis ant kaklo pasikabinės tenais veikėjas, tas ramiai aiškina, čia susipažinkit su atvesdinimu, kaišioja čia tos popierius, ta prasme, jis čia dylą veda, o ten tas su mažais pagonais ir dar su kažkom galbūt mažais, tai šūkauja visą gerklę, čia jūsų asmens kodas, čia jūsų veidas ir visa kita, tai dabar Anatolijus tiesiog paprastai aiškiai paaiškins, kai sakant, iš dokumentinės pusės, apie ką jie ten šneka, prie ko čia tas asmens kodas ir visa kita, apie pirminius dokumentus ir iš kur jie ištraukia kažkokias tai nuotraukas. Tai prašom, Anatolijus. Nu va, dabar yra padėtis tokia. Bet aišku, čia ne man suima, čia visų suima, nes tas bespredėlas čia kiekvieną palies. Kiekvieną, jeigu žmogus nesuvok, kad čia ne man suima, čia kiekvieną iš mūsų suima. Atėję dėlai, supranti, apsimetė inteligentai, bet jie yra dėlai, končiai. Esmė dabar kur yra, Marius ten viską teisingai daro, jis pasirinko su jais kontaktuoti, jis galėjo sakyti nekontaktuoju, nieko bendro, bet jis pasirinko su jais kontaktuoti, ten kažkokie vyko pokalbiai, jis jiems bandė išdėstyti, bet viskas čia yra teisingai, bet yra dar papildomas ryšys. Vat kada jis paminėjo, kad ten yra nuotrauka, yra asmens kodas. Ja. Tai vat nuotrauka, dabar kas yra nuotrauka? Nuotrauka. Viskas tvarkoja. Jeigu jie pasakė, kad yra nuotrauka, Marius, reikėjo paklausti, iš kur tą nuotrauką gavai. Jie sakys, tai tu ten kažkokį prašymą rašėjai. Prašymą. Tai viskas tvarkoja. Atneš man prašymo kopiją nuo originalo ir viskas. Ir pastringa. Netgi be jokių gyvų, be užrašo. Suprantu, kad žmogus ne užrašas, žmogus ne kortelė, atvaizdas žmogaus, tai ne pats žmogus. Viskas tvarkoja. Čia su to nieks neginčykit, bet čia kaip papildomai. Jis pasakė, yra nuotrauka, tai ant jo paties žodžių dabar, vat ant to debiuto, kuris ten išvis net nesupranta, nei kam jis tarnauja, nei kur jis tarnauja. Matei, sako valstybei, išvis jau. Jis sakė, ne Lietuvos Respublikai, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, bet sako priesaiką davęs Lietuvos valstybei. Nu, tai dabar specialiai prireikia nematančių būtybių, ten jiems jau matantis nebereikalingi, jau ten per 4 savaitės, ten 4 išsekai nesikalai. Nu gerai, Anatolijau, tęskime apie nuotrauką. Jo, ir dabar būtent parodyk, iš kur gavai nuotrauką, iš kur pas tave mano nuotrauka. Ja. Jeigu sakys, kad ten registrų skyrius ten ar kažkur tai, registrų tas centras,
Nu. Viskas tvarkoja, atnešk man. Viskas. O jeigu sakys, man neįdomu, ar viskas, nuo tos minutės, kai jis pasakys, man neįdomu, ar ten kažkur kreipkis, tai viskas, tai klauk iš namų, blė. Viskas. Man net neįdomu. Tu pats pasakėjai, kad tu mano nuotrauka ir ta nuotrauka yra tapatinama su kažkokiu Mariu. Nu, nesvarbu dabar ten didžiosiomis, nedidžiosiomis, bet kad su Mariu yra tapatinama ta nuotrauka. Jo. Tai vot viskas gerai, dabar iš kur gavai tą nuotrauką? Viskas, iš kur gavai tą nuotrauką, iš kur pas tave duomenys Mariu? Tie vot yra. Sakys prašymas, nu tai atneš man prašymą. O visi prašymai yra suklastoti, viskas. Nu, taip anksčiau 92 metais, taip ir dabar su to keturkakiu, jie ten yra pakibę, supranti? Ir nesvarbu, jie sakys, tai tu čia pasirašėjai tą prašymą, nieko nepasirašiau. Aš surinkau apie jūs nusikalstamus įrodymus. Ir viskas, ir taip sistema pakimlė. Tie durniai, kurie ateina, jie tai tik savo tą šuns kaulą atidirbinėja, jie nežino, kad tas šetonas su ta juoda mantija ar ten sekretutė, jos durniai po splavų paleidžia, supranti, jie eikit į durniai, jiems irgi pasiūlo ofertą. Nu, Ne, tipo, už... Norit algos priedą gauti, atveskit ten ką nors, tipo, tokį į pasiūlymą, durniną. nu ir tai durniai galvoja, prigausim, žinai, einam, blėt. Ir nesupranta, kad jie jau patys nusikaltėliai, supranti. Nu, ir jie bando įkišti savo pasiūlymus ir specialiai matei, sako, ar tu supranti, čia tokių psichologinis spaudimas, tu supranti, tipo, žinai, kad tu... Jo, tai tas supranti, tai jiem čia yra praskalbta pagal, kaip Marius sako, ta šunaujos kalba, tai dog latin vadinasi, o tas visas dog latin, nu, angliškai ir vadinasi dog latin, bet esminis dalykas, kad nuo anglų kalbos kilęs yra understand. Ir tipo verčiasi, šifruojasi. Are you standing under our jurisdiction? Ar tu esi po mūsų jurisdikciją? Tai yra, kad jie virš tavęs turi kažkokią tai viršenybę ir jie čia vertimą panaudoja į lietuvių kalbą, išverčia ir sako, ar tu supranti. Jūs suprantat, ką aš pasakiau? Tai čia... Jo, tai čia burtai yra jų tenais tom banditskom panetkiam tokiam padaryta ir viskas. Jo, piratai, aš suprantu, čia net nereikia su jais bendrauti, jokiais tenais, jų supranti, nesupranti, susikiški rūdą stalčių savo supranti, rodyk prašymą, na. Turi prašymą, neturi prašymo smūkų, supranti, jokių čia nebegali būti kalbų, blė. Jis pats pasakė nuotrauką, iš kur gavai nuotrauką, prašymus, atneš prašymą, o prašymo nėra, viskas taskas, netgi pagal jų sistemą, nekalbant apie visas tas machinacijas, ten ar supranti, į tą ofertą kiša, vykdyk teisėtus reikalavimus, vykdyk čia pasiūlymus, supranti. Vat Marius ten turėjo, aišku, pasakyti, ne, iš karto reikia atmest, bet jie gudriai daro, jie specialiai, žinai, šunauja, ta ruja tokia, įlėkė, kad į daug, žinai, ir visi šneka vienu metu. Ir kad tu neprasikontroliuotum, supranti. Jo, ir vienas kažką ten čiut nenutarti, ten skaito, kitas ten šaukia, trečias ten kažką irgi barbalioja, tipo, žinai, nu. Tai tokia psichologija, bet supranti, kur svarbiausia. Paskui, kai Marius jo jau nugesino, tai mes nediskutuosim, tai jisai ir negali diskutuoti, pas jos net nėra smegenukas diskutuoti, supranti, ten intelektas nulinis, supranti, nuo gatvės perrengi ten ir viskas, bet esmė kame yra. Tai esmė yra, kad nediskutuosim, ta prasme, jeigu mums nepasisekė tau įbrūžinti tą savo nesąmonę, tą pasiūlymą, ne, tą pasiūlymą, tai mes vis tiek jėgą panaudosim. Tai va šitokiu atveju reikia būtinai, kad ten ne vienas Marius fiksuotų dar ir šonu, kad iki pačio galo būtų tas suėmimo faktas visas, kad tas bespredėlas. Marius neduoda laisvo sutikimo, nėra jo valios sutikimo, nesugeba ištraukti velniai, supranti, kad Marius tipo laisva valia sutinka. Įvyksta prievarta ir viskas, ir tik tokiu atveju teisti su ta vadinama LR vyriausybė. Nu čia gal, žinai, irgi kitas dalykas, nu, kai sakant, už kadro yra likus Mariaus motina, aš kaip suprantu, nu, Marius kaip supratingas žmogus, jis nenori, kad ten mama, žinai, irgi aparpalį, nes, nu, vis tiek metuose yra žmogus. Taip, jeigu būtų kažkas kitas, žinai, ta prasme, jaunas, tipo, vat mūsų metų, kad galėtų, žinai, filmuoti šono, ta prasme, padėlam ir viskas, žinai, o motinai tai jau ir taip skaudus yra dalykas, matyti, žinai, kaip atvaro tenai sūnų pakoja, Marius sako, nu, ne jūs mane pagimdėt, žinai, ne jūs šičia ir spręsit, ta prasme, vienintelė, kas ten sėdi, ta prasme, tai motina, kad galėtų pasakyti, išvežti ar neišvežti, žinai, ir viskas, nes ana ir yra ta,
kaip sakant, reprodukciniai organai, tai jie buvo pagamino būtent tą patį Marių, patį tą žmogų pagamino, o duomenis jau sukūrė registrų centrą, sukūrė migraciją, ten savo tos fiziakus visus. Ne, tai Gediminai, aš tau dar kartą sakau, čia nepriklausomai nuo to, kad šitie duomenys iš vis neegzistuoja, tokie negali egzistuoti, jie suklastoti, jų nėra, netgi pagal, mes jau rodėm daug kartų. Jie neegzistuoja ir jų negali net būti. Ir kaip ir tų pačių registrų skyriaus, viso to virtualaus feikinio darinio. Čia viskas virtualų ir feikinis darinys, bet supranti. Ir jie bando tą visą feikinį padaryti tau realybę, supranti, nes tipo tavęs jau nebėra. Tai iš tavęs teisės atimtos, viskas atimtam, tu neklausysimės vis tiek, tu tavęs, jėga patvarkysim. Tai va, žinant visą šitą, reikia net nebekreipti dėmesį, ar nes prašymą, nėra prašymų, viskas, be prašymų eiklau. Jie vis tiek remiasi prašymų parodyk, tą 10 eilutę parašą. Jo, tuoj padarysiu, atidarysiu 10 eilutę parašas, kurį. Jo, o to parašų, tipo, kad tu perdavai savo teisės. Nes realiai indosamentas prasideda nuo to sakinio, asmuo nepranešęs apie kitos valstybės pilietybės įgyjimą, atsako įstatymą, ir ten po metų. Tai ten prasideda tas indosamentas, kuriame tipo pasirašo jau tas fizinis asmuo, kuris yra be veido atvaizdo, be nieko, asmens kodas, vardas, pavardė, parašas ir viskas, ir data, perduoti duomenis, to prasme. Jo, jie remiasi šito parašu, bet tada jie yra suklastoję, tą, kur mes rodėm, tą keturkampę negali duoti. Viskas. Jie pakimba, supranti, čia mes užgaudėm, jo, supranti, su to keturkampiu, ir dabar dar aišku nuo 21 su 13 eilutė jie užgaudyti yra. Ir viskas, ta sistema nebežino, ką daryti, būtų žmonių daugiau adekvatų, tai čia būtų galima, supranti, greitai. Toks žymė. Viską padaryti, bet matai, kad tai žmonės nesusigaudo, kad netgi jų pačių tom priemonėm, kurias jie naudoja. Jo, net jų pačių priemonėm galima jos pasiūsti. Nes jie ne patys klastoja dokumentus ir ieško kažko tai, ką galėtų uždaryti, pasodinti, ta prasme. Jo, kad pinigėlių pasidarytų už tos popieriukus. Nieko, Marius ten teisingai, viskai, ten varo labai teisingai, viskas, nieko bendro neturiu, su jokiais kortelėm užrašais, ten pavadinimais, nieko bendro, viskas, jis teisingai varo, supranti. Bet kada jam pasakė tą, ten nuotrauką, ten dar kažką, tai viskas tvarkoja, gerai, tipo, ne viskas tvarkoja, bet tu ant jo paties žodžių, tu pasakėjai, kad čia yra nuotrauka. Iš kur tu gavai tą nuotrauką, iš kur tu gavai, ką jinai bendro turi su tais duomenim, su tais duomenim ir kodėl tu man juos taikai, kokiu pagrindu, pagrindas vėl išplaukė tas prašymas, suprantai, o tie prašymai suklastoti, jie nebegali pateikti kopijų ir jie pastringa, viskas, jie tampa. Ta prasme gaunasi, palauk, žiūrėk, ta prasme gaunasi, kad ir dabartiniai tie visi prašymai, kurie duoda tipo be stačiakampių, tai čia jau riboja konstitucinės teisės ir tarptautinę teisę visą, kur užtikrina galimybę kiekvienam žmogui susipažinti su bet kokia institucijai saugomais duomenim apie jį, apie tą žmogų, nėra skirtumo asmenį, pilietį, be pilietybės, ar dar ten kažkokį su pilietybė. Tai ta prasme, visas duomenis tu turi teisę pilnai susipažinti, nepriklausomai nuo tavo statuso, kai sakant, kas tu toks esi. Bet esminis dalykas, jie nebeduoda, netgi mes esam prilaužę tiek, jie net nebeduoda susipažinti, nesuprato, kad yra jau įklimpę, karočią su tais, kai trastelį. 30 metų klastoja. Jo, ir plus žmonės kiti, ko gero, ir Malius lygiai taip pat, kai sakau, masė žmonių šičia ir straipsnį ten, kai parašė LRT ar kažkas tenais, kur buvo, kaip pavyzdį rodau, kad tie pirmieji prašymai, kur yra dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo 127 punktų, prašymas sunaikintas. Tas pirmasis prašymas, kur aš buvau užklausęs savo asmeniškai, yra ir kitų žmonių, ta prasme, kur gavo atsakymus tokius pat, kad sako, jūsų tas pirmasis pasas, kuriom remiantis yra suteiktas tas priskirtas asmens kodas, kur ten tas atsistojęs nesuprantantis nieko, kur jis netrandasi, ta prasme, ar svečiuose, ar pas save namuose, tai jis atsistojęs brūžina apie nuotrauką, brūžina apie asmens kodą, o tas asmens kodas būtent ir atsiranda registrų centro sukonfigūruotų būtent to pirmojo prašymo pagrindu, kurio pateikti jie negali kaip įrodymo, kad tu vapšė kažkada atėjai į tą migraciją ir pildai kažkokį prašymą. Nes jie negali pateisinamųjų dokumentų pateikti. Jie naglai
žmonės turi suprasti, blė, kad visas tas feikinis pasaulis, ta jūsų kurtas virtualus, tikri dokumentai užgrobti, blė, nusikaltėliai padarė perversmą 90-ais, užgrobė registrus, užgrobė duomenis, blė, užgrobė titulinius dokumentus, blė, ir išdavė klastotės, blė. Ir dabar užleidė tos čia po utašoms kalvas įdirbinėti, tai net nebesupranta, supranti? Jie net nebesupranta, kad yra vokas yra, blė, pavojinga, blė. Nu čia gal nereikia, žinai, tos nekeiksnok, nes ten reikės užtylinti. Ar man palikti su visais tais? Ai, palik viską, na, negali būti čia. Nu ir tai supranti, o čia ir yra pagrindas, kad čia tas prašymas kaip papildomai apsiginti netgi pagal jų pačių tą sistemą, velnių, blė, supranti, o kur jie paklinta yra, blė. Ne. Nu, o tą aš norėjau tik ir pabrėžti. Nes nu kitas dalykas, kodėl mes va tiek emocionaliai ir Anatolijus ir aš, ta prasme, reaguojam, nes mes jau praėję visą tą mėšlyną, ta prasme, ir dasimušę iki tiek ir visoje Lietuvoje dabar ir Dainius ar bet kas berašytų, sakytų, anksčiau kažkaip tais prieš metus laiko nebuvo problemos gauto prašymo kopiją, bet paskui, kai jie nesuprato, kad mes supratom, pamatėm, kad 13 eilutė yra suklastota, netitinka vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministrų patvirtinto aprašo, patvirtinto pavyzdžio, kokiu pagrindu, nu, ta prasme, kaip turi 13 eilutę tas prašymas atrodyti. Jis negali kitaip atrodyti, jis turi būtent pagal teisės aktus taip atrodyti. Tai jie iki tiek nusiryto, karočią, kad pradėjo, aš dabar parodysiu va tavo vadinamą šikpopierį, kur duoda pasirašyti, kad tas vapšė jokiose teisės aktuose nėra reglamentuojama ir mes kiek kartų kreipiamės. Bet ta nesako, vos nelaisvos formos tipo prašymas, nors jie šį čia pateikinėja kažkokią tai formą vis tiek. Čia ne žmogus pats iš rankos parašo, labą dieną, aš ten vyras, moteris, aš noriu tenais kažkokio tai paso ar dar ten kažko. O nesako, mums šitą laisvą formą tavo netinka, mes turim savo formą. Jie neturi reglamentavę niekur, ta prasme turi prašymo forma būti reglamentuojama griežtai, kaip pinigai turi atrodyti, kaip pasas turi atrodyti, kaip dokumentai, taip ir prašymas. Gediminai, dar kartą sakau, jie net nebesupranta, nei kam jie tarnauja, nei iš kur jie gauna atlyginimą, nei kur jie registruoti, ar aplamai jiems yra proto pasitikrinti, kas per organizacija yra jų, kur jinai užregistruota, blė, kokiais pagrindais, blė, kas kita įstaiga. Supranti, jie gal net ir tiek jau nebesuprantant, tiek kad galvoju, kad iš pradžių dar apsimeta, bet paskui žiūriu, kad rimtai jau varo sako aš valstybei, nu kai pasakė valstybei, nu tai viskas, jau šokas, jau pilnas, intelektualinis, nu, privatininkai, apsauginiai varo belie kokias nesąmonės, suprasinu, čia jau net nebejuokinga, čia jau marių, tuime rytoj, tai, nu, aplamai gali kažką suimti, bet ką gali suimti. Nu, manęs gal nereikėtų, žinai. Nu, tai čia ateina, tai sakau, nu, čia taigi reikia, žmonės kažkaip tai turi sureaguoti, tai galų gale turi su įsprašymais įsiaiškinti, dėl ko čia tu vis pridėlas. Iš kur čia ta valstybė, pranyko, atsirado korporacija ir būtus leidžia, belie kokias nesąmonės šneka privatininkai iš vis, kurie turi ten paslaugas, tai ne prievartą utiminėti. Nu, jeigu nieko nesugeba, tai žinai, paprasčiausiai, kaip Kaune praeitais metais, tiesiog nušauna ir viską. Žmogu, jeigu mato pagalbos neina suteikti, tai sako, arba į durkę reikia uždaryti, arba nušaukim iš viso kaip šūniai ir viską, žinai. Ne tai, kad nušaukim, bet sušaudykim, nes ten realiai žmogžudystė buvo, ten sušaudė. Ir viskas. Ne, nu tai čia jo, tie žmonės turi fiksuoti, nežinau, kažką reikia, čia kažkur tai tos faktus pateikti, kažkokią tai, nežinau, Gagos tribunolą, reikia baigti, čia stabdyti, kriminalinė satanistinė, sistema, čia, suprantate, čia tie tarybiniai satanistai, tarybiniai tokie buvo satanistai, kurie čia nekentė, tos paprastų žmonių, o tą perversmą padarė su tais visokiais, su tais surištais visais, amerikiečiais ten, tai kur Kremlius tas išdavikiškas. Ja, nu iš amerikonų tenais ir perėmė tas instrukcijas. Visus paprastus žmonės, jiems trauktis nėra kur, jie ir toliau varo tą savo, klaną susikūrė čia tas, žinai, tas klanas, partijos, nu ir varo tą, jau tipo net aukštesnių lygio, ten jie jau visada lygs antrarūšiai žmonėms, o tos biukus prigaudai, policajus prirenka,
tipo, jūs būsite čia biškiai aukštesnio lygio, žinai, nu, įteina. Kažkun kaulų patys nesuprasdami, ką darom. Na. Valgyt nėra ką, žinai, bullių, kas nenori eiti laukus, nu ir trainėsi čia prie žmonių kibinėjasi, blė, tu savo nesąmonį. Tu primės bet kokį popierį, ne, bet kokį popierį jam padavė, jis net nesupranta, kas čia per popierį, čia jisai turi kokią nors galę ar neturi. Aš nežinau, tau į rankas. Kaip jūs sakė žmogui vardu Marius paduoti rankas. Kas čia yra, aš nežinau. Ten mažosiam, didžiosiam raidėm. Aš nieką neakcentuoju. Nežinau, mes irgi nieką neakcentuojam, mes kaip kurjerį paduodam į viskas. Sako, va, čia aš turiu popierių, blė, tai tualetinį popierių, taip galėt nešiu rodyti. Nu, Yeah. tas pats, ar tualetinį popierių rodyti ar tą, kad ten atnešė, jokios ten galius neturi, ten oferta, natūralus pasiūlymas. Tikėk, kad tai yra kažkoks dokumentas. Nu. Yeah. Nu, va tokie tai dalykai, nu ką, gerai, Gediminai, ką paaiškinau, va, kad žmonės matytų, koks psichologinis spaudimas eina, kad to saugotųsi, va. Jeigu išgirsi tokią frazę, kad vykdyk teisėtus reikalavimus, pasakyk, atmesti tavo pasiūlymai. Jo, tavo komerciniai pasiūlymai man nereikalingi, man nereikdavo, komercijom neužsiimu, pasiūlymas tavo atmestamas. Jo, teisėtai reikia, jis net nežino, tas klounas net nežino nei kas yra teisė, nei kas reikalavimas, naudoja bet kokius žodžius. Vat išmokino ten toj totalitarinė sekta, yra tokia totalitarinė sekta, policija. Ten jos 4 sakinius išmokina ir tiek į zombį eina į tą patį per tą patį kartuoja, ble. Net jau, jau juokas netima, ble, kartais. Nu, ir matai, kad tas juokas toks, ble, ir po žmonės veržiasi į namus, ble, pulkinėja, ble. Nu čia kaip praeitam video, kur Dainius fiksavo, ta prasme, kad ateina jie patys nesupranta, ar jie paštininkai, ar jie policininkai, ar jie farai, kaip per TV3 rodo, žinai, ar jie CSI kriminalistai, ar jie DPD darbuotojai. Jo, jam, čia kur buvo praeitą savaitę, va ten kur buvo, kad jam atneša, jis net nesupranta, ką jam įdavė, ta prasme, į rankas. Kažkas atėjo, padavė, sako, nuneš tenais tam žmogui tokiu adresu. Ant sako, mes nežinom, aš nežinau, mes čia kaip paštininkai, kaip kurjeriai, ta prasme, jie patys nesiorientuoja. Aš nežinau, tau į rankas. Kaip jūs sakė žmogui vardu Marius paduoti rankas. Kas čia yra, aš nežinau. Ten mažosiam, didžiosiam raidėm. Aš nieką neakcentuoju. Nežinau, mes irgi nieką neakcentuojam, mes kaip kurjerį paduodam į viskas. Nu tokie, va, ta prasme, ir bando pripaišyti, kad ir visi aplinkiniai tokie yra, žinai, tipo, nesuprantat. Nu jo, tai o kaip, nu gerai, Gediminai, ką, nu o, paaiškinam tą pagrindą, kad žmogus vardinotų, ble, kad iš karto prašymo reikalauti, ble, ir viskas, kaip papildymai, ir jie pakis oriai iš karto, ble, jo, nėra prašymo viskas, nėra kontraktų, nėra nieko, jo, pamatinio dalyko nėra, o visa kita jau nebeįdomu. Jo, nes, nu, kai sakant, vien pasakymas, kad nėra kontrakto, tai tu turi užreikalauti, jūs duokit man tą prašymą, jie, žinai, vos neįsivaizduoja, kad sutartis ar ten dar ten kažkas būtinai turi būti, žinai, kur kažkas pas notarą buvo patvirtinto, o čia nebūtinai tas dalykas, čia yra vat prašymas. O jeigu dar pasakys tokia nesąmonė, kad pasižadėjimo rašiai, tai iš karto pasakys, kad pasižadėjimai be prašymų negalioja. Čia yra tas vienas prie kito, vienas be kito negalioja. Ne. Viskas, o tokio. Nu ką, gerai, davai Gediminai tada, ne? Nu, į kitą, nu.